Ir moterys, kurios augina vaikus su narcizais, kas man labai čia panašu į narcizą, būtent tos karuselės emocijų, tas kaltinimas, bombardavimas, tas meilė ir vėl tas pats, ir tos emocijų tokios, ne, labai gerai, ir vėl blogai, ir vėl labai gerai, ir vėl labai blogai. Tai vat būtent taip jie veikia narcizai, tai čia labai panašu, kad jūsų buvusysis gali būti toks. Ir kai moteris su juo turi vaiką, žodžiu, vaikas tampa dar vienu manipuliaciniu įrankiu jam, kuriuo labai lengva manipuliuoti, nes tai vaikas yra. O mama irgi prisirišus prie to vaiko, tai reiškia, jisai nebe tiesiogiai mama manipuliuoja, o mama manipuliuoja per vaiką, kuris vaikas jam iš tiesų nerūpi. Narcizam vaikai nerūpi. Ne dėl to, kad vaikai, bet dėl to, kad jie aplamai mylėti nemoka. Tai gali atrodyti, kad jis tą vaiką myli, bet jis iš tikrųjų yra įrankis, kaip manipuliuoti tą mamą per jį, per tą vaiką.